Labas rytelis. Paskutinė diena, aš tiksliau šiandien jau tokią tą dieną labiau ruošiamės namo. Aš biškiai apsirgusi, sloga, gerklę skauda. Nu nieko, pasveiksiu dar atostogas. Va, kas braidė, tie dar sveiki, nors ir tai jau biški irgi vaits pakosti. Mes matai, vitaminų panaudojom, tai jokių problemų. Lagaminai sukrauti, žadam palikti viešbutukį ir dar biškutį po Malagą pasiblūdyti, nes mūsų skrydis tik 7 valandą vakaro, 7:40, tai turim sočiai laiko dar visą dieną. O pagaliau į dienos šviesą, tie mūsų kambariai tokie biški belangės, bet nieko, permiegot užtenka. Va, einam dar į Malagą pasiblūdyti. O tiksliau į autobusą. Nu, kadangi sistemą jau žinom, čia mūsų stotelė, autobusas turėtų neužilgo atvažiuoti, kaina €40, jeigu ten gerai visur supratom, kas parašyta. Ir viskas, tu mieste. Na, važiuojam į centriuką. Va, žmonės po biškutį lipa, pirmadienis, žmonių nėra daug, bet manau, į centrą tai jau tikrai pralips. Čia yra turgus, einam pažiūrėti, kaip atrodo. Štai ir turgelis, ne? Jūros gerybės, bet nėra to žuvies tokio kvapo šniukštaus. Žiūrėk, čia kokie. Nu, galim tik kriauklę nusipirkti. čia dėl kaip suvenyrą gali parsivežti, va, na, gražią geldelę, ne? Ten, man atrodo, gali ir išlysti. Pats turgus tokio grožio, tokias vitrinas turi. Va, kiek gerybių. 4 € už kilogramą, nėra tai brangu, bet nežinau, kas čia yra. Čia kaip midijos, man atrodo. Nu, vitrina kokia graži. Va, čia iš išorės turgus. Radom karalių, vieną iš 3. Šiandien toks tiesiog relaksas, klaidžiojom tom siaurom Malagos gatvytėm be jokio tikslo. Tiesiog, kad laiką praleisti iki lėktuvo. Va, randam kokią siauresnę ir neriam. Atėjom į tą tokią išpuoštą pagrindinę gatvę. Blizgučiai taip blizga, kad net akis bijo. O laikraštinis dėdė ir šuniukas užsimaskavęs sėdi. Džinas iš butelio išlindęs, iš lempos tiksliau. Na jo, gigantiška, sakyčiau, apibūdinti. Ir katedra. Vakar kažkaip iš tos pusės nematėm. Ne, čia tokia mandresė. Sakau, nusifotkinam kartu. Ai, sako, netelpu. Aš tai va šitaip vis tiek įsiamžinsiu. Nu, papūgos su balandžiais kartu. O, dar viena atskrido. Fainiai. Gražuolės. Ir žali balandžiai. Čia Ispanijos bankas. Čia priekyje pilis, kurie vakar buvom. Čia, man atrodo, lyg muziejus, tiksliai negaliu pasakyti.
Va, judam vėl link jūros, sakom, ten papūsim, pasėdėsim, dar saulutę pasimėgausim, bus faina. Nu va, atėjom į tą krantinę vėl. Va, švyturys, kur vakar buvom. Iš tikrųjų dabar tai tualetą ieškom. Nes tualetai visą laiką reikalingi. Va, gražuoliai mėgaujas saulutę. Nu, jūra ir šiandien žiauriai banguota. Va, čia tvarko paplūdimį iš po visų potvinių. Čia smėlį tą tamsų veža su sunkvežimiais. O, čia kad paplūdimį nukasė. Vakar čia vaikščiojom dar, o šiandien jau uždaryta. Va, iš čia kasa ir veža kažkur tolyn tą smėlį. Čia vakar irgi vaikščiojom. Čia buvo visai kitaip, dabar jau matos pralyginta. Čia turbūt per daug sunešta gal iš po tų visų požemių, tų potvinių. Va, užberia, palygina. Truputėlį pačilinom prie jūros. Gerą saulutę šiandien biški kaitina. Čia va, žiurkės kažkur. Dar pamatysim. Ne. Va, kažkur mergaitės mata. Va, yra, apelsiną valgo, mandariną. Matai? Matai? Dvi? Oik, tu savo. Dvi, abidvi ten valgo. Žiurkytės, nu tai gyvena. Va, bėg, matai, čia, va ten bėga. Oik. Tokių padarų tai neskaičiu čia pamatyti. Va, bėg patsuks. Tai va, bus mums balandžius ir papūgas kviesti su batonu, kol žiurkės atėję. Patsukai tokie. Geras. Kokių tą dieną kaip dėja po šiukšliadėžę. Čia pasakoja įspūdžius, nuotykius mūsų. Čia va, bernai sėdi. Čia va, kažkas miega krūmuose. Ten gal nemėgo, ten taip nebus pradėjo. Bet vis tiek namai kažkieno. Žiurkės mūsų trupinius valgo. Geras. Normalus, o ne patsukai. Buvo du, viens pabėga, o kitas suėdė viską ir išvarė. Geras. Normaliai. Žiūrėk, antra išlindo. Eik tu savo. Žiūrėk, ein moteris, žiūrėk, išsigastoj. Žiūrėk, nebijo. Važiuok, čia visi pripratę prie žiurkių. Nu, dar šiek tiek parkelio Malagos. Pagaliau papūgyčių, va, žiūrėk, jos šakas renka. Galim pašerti. Ne vien žiurkės. Imk. Va, žiūrėk, priskryda. Oi, kaip faina. Vait stikis, kad ant rankos nutups. Žiūrėk, atskrend. Ai, ne, su šaka galvo pas tave atskrend. Žiūrėk, balandžių biški priskris, aišku. Bet jūs iš letelytės, va, tą vieną valgą. Nu. Žiūrėk. Faini. Eina, vaikšto kažkaip pripuodama. Pasidžiaugiam papūgytėm, dabar einam pietauti. Kebabiuko. Mūsų paskutinis valgymas Ispanijoje. Tie patys kebabai, kur ir vakar. Stambulo kebabai pica. Visai geri, tokie gaivūs su jogurtiniu padažiuku. Nedidukai, bet skrandžiai užkimš gerai. Žali balandžiai lesa.
Viskas, varom į viešbutį susirinkti lagaminų ir lėksim link oro uosto. Užtenk čia po Malagą blaškytis, kiek čia galima. 4 valandos, kaip žadėjom, taip ir grįžtam lagaminų pasiimti. Tik įdomu, kaip čia mums dar leis. Ar atgausim savo lagaminus? Viskas, lagaminus turim, paliekam Belonijos Stay viešbutuką mini ir varom link oro uosto. Dabar lieka transportą išsikviesti ir namo. Gerai, kad į pakalnę, nereik labai tempti. Opa. Na viskas, mes mašinytėj. Kiek čia važiuosim, kokį 10 minučių, ne, iki oro uosto. Ir būsim vietai. Diržai. Tuoj būsim oro uoste. Viskas, mes oro uoste. Mano lagaminas. Mūsų lagaminai. Nu ką, keliaujam pagaliau namo. Nu žodžiu, atvykom į chaosėlį nedidelį. Lieka susirasti savo skrydį, savo terminalą ir būsim Lietuvoje už daug valandų. 19:40 Kaunas. Eit, va čia ir viskas. Kaunas. Vandens turit? Turim. Praleido? Nu. Gerai. Kalmačiai negalim. Nu ką, viskas, į lėktuvą ir namučio. Nu. Ja, žiūrėk, eina. Apsiverkę, liūdni. Ne, iš tikrųjų jau džiaugiamės, kad namo. Verkėt? Verkėt, namučiai mūsų laukia, džiaukitės. Bye bye. Mes Kaune, oras bjaurus, kelionė baigėsi iki